Yra jaunų žmonių, kuriems paauglystė prasideda anksčiau, yra, kuriems prasideda vėliau, yra, kurie labai greitai subręsta, o yra tie, kurie pradeda bręsti kaip ir anksti, bet tas procesas labai išsitęsia. Taigi yra labai didelės, plačios normos ribos. Aš mėgstu atskirti brendimą ir paauglystę. Ne tai, kad atskirti, bet išskirti, ar ne, du šituos dalykus, brendimą ir paauglystę. Ir būtent brendimas, ar ne, tai yra fizinė ir lytinė branda, pasikeitimas. Ir mes, turime suprasti, kad kai kuriem vaikam šitie pokyčiai gali prasidėti 8, o kai kuriem ir 14. Ar ne? Ir tada yra jau ta paauglystė. Tie pokyčiai, kurie nėra matomi iš išorės.